Visi kvėpuojam. Merginos einam maudytis. Nersim vaikai į baseiną, praplauksim biškutį, bėgsim atgal. Nu ką, atsikeli ir bam, -15. Ir ruoniai, ką daro, išlindai iš savo urvelio? Teisingai, lekia į jaketę. Tikrai nerekomenduoju pradėti maudytis tokiu oru. Čia jau turėtų būti truputėlį, taip sakant, pažengę, nepažengę, truputėlį jau patyrę ruoniai. Truputėlį. Kodėl? O todėl, nes viskas vyksta daug greičiau. Tu tada turi greitai apsirengti. Nes jeigu ten patemsi, padelsi, pirštukai šąla, labai daug jau sumatęs bėgančių, tiesiog apsikabina daiktus ir bėga į mašiną, nes nebesugeba apsirengti. Užsiriš batraiščių, kažkokių ten sagučių susisakstyti, tai vėlgi, dėl to tai yra patirtis, nes tu turi jau pasiimti drabužius, kurie be sagučių, batus, kurie greitai apsimauna, nu arba turi būti biškutį jau taip pratęs, kad taip nestingtų greitai. Bet čia irgi, kiek tu būsi pratęs, nu vis tiek, natūraliai tai yra, stingsta tie pirštai ir sunki darosi ta tokia smulki motorika. Tai važiuoju su smalsumu pažiūrėti, ar bus dar tų patyrusių ruonių. Galvojau, kepurę pasiėmiau, o pasiėmiau movą. Mova nėra blogai, bet mova ne kepurė. Dar aš galiu pasakyti, kad parkingas čia yra tragedija. Tiesiog nėra kur statyti mašinos. Va, komanda juda, sniegutį kasa. Ta! O, sveikas. Kas man? Nu ką net kirtis? Čia jau nauja grandinė? Ne, su kietlinio dantukais. Su ko? Kietmetalio dantukais. Kietmetalio dantukais? Jo, su aš. Nesupjaustyk baseiną tik tai. Nežinau, pažiūrėsim. Daužyt smagu, bet paskui bus gaila žiūrėti, kai nutirps. Man tai šitą operaciją visą laiką primena banginių medžiotojus. Tie įrankiai, kabliai. Ai, kažkas čia atsitiko. Tadai! Daug dėdį! Daug dėdį! Daug dėdį! Žiūrėt, nežinau. Daug kilo! Вот так его кило. Vaida, labas. Padėdė, ne? Aš čia šiandien kipšas truputį. Bet jau primestų, žinai, dar liudikai. Radau kasavą. Žmonės ateina, žiūrėk, pažiūrėti į ruonius išprotėjusius visai, kurie jau važiuoja. Taip, po truputį. Visi kvėpuojam. Taip. Merginos einam maudytis, opa. Vaida, tu šitą namo imsi? Aš jo, kokteiliams. Aš taip galvojau. O tai kada, taip sakant, tūsas bus? Jeigu kokteiliai... dienų. Aš laukiu pakvietimų. Truputį nuostolių padarėm, prapjovėm vieną juostą baseino. Gaila, bet kažkaip surišim, sutaisysim. Šiaip tai varoniai kalbasi, tas važiuos į Oulų, į Suomiją, į čempionatą, pasaulio čempionatą. Tas važiuos į Lenkiją, aišku, trakų plaukimas. Vasario 21 dieną
ir vasario 7 Palangos ruonių maudynės. Tai yra renginiai, kuriuose ruoniai visi privalo dalyvauti. Aš taip galvoju nekukliai. Visi ten turi dalyvauti. Palangos ruoniai tai ta vieta, kur susirenka visi ruoniai ir pabūnam visi vienoje vietoje. Toks tai susibūrimas. Nu, o trakai tai jau plaukimas. Susirenkam visi plaukti. Vandenį šilčiau. Nu taip, vandenį +1, o plaukia -15. Tegul visi galvoja, kad šilčiau vandenį. Nenufilmavau, reikės dar kartą. Aš nufilmavau. 3, 2, startas! Jinai mąsto apie pasaulio čempionatą. Ir pirmą kartą, ne pirmą kartą prablašė. 33:09. Šiandien tiek, blemba. Nu ir kaip? O dabar gal? Iš kranto žiūrint lengviau, taip? Jo, praeitą kartą plaukiau 50, buvo lengviau. Šiandien šalta labiau. Išlys irgi. Ta pati. Mano trumpėjo tik tai. Palaikyti gal? Ne, mane reiktų palaikyti, nes aš krentu. Ateik čia! Va, gerai. Ja, jojam! O, kaip gerai vairai! Labai gerai, labai gerai! Jėga. O, gerai. Su kepurė, su akiniais. Pasiruošus varžyboms. Pasiruošus pilnai. Plaukt neplauksim, bet lysim. Dar kartą darai. Aš galvojau, neapsi ta prasme po baseinu. Žinok, čia šalčiau nei vandenį, man atrodo tarkas. Puikiai, super. Jau beveik traką pasiruošęs. Dar neplaukęs, pirmą kartą bus traukuose. Gerai, kiek plauksi? Nežinau, 25 gal plauksiu, bet norėtųsi gal 50 Imk praplaukti. 50 ir 25. Matysim. Imk 2 distancijas. Nepasigailės. Ne čia įlipu, plaukčiau, bet įlipu. O, ačiū labai už galimybę, fainai, ačiū. Nu ir kaip? Super, pakartosiu, būtinai šitą jėgą. Sakė pakartos, tai gal tikrai neblogai. Plauksi? Galvojau, bet persigalvojau. Kažkaip per šalta. Gerai. Šalta, 15 tai ne vaikai. Ne jokai. Bomba. Opa. Vėl persigalvojau. Kas čia buvo, ką? Nežinau. Kamera. Kamera. Kameras. Aš galvoju, nereikėjo. Kaip kamera veikia ir kai žmogus nuoširdžiai pripažino, kad kamera, čia yra kameros efektas. Aš nenorėjau plaukti, bet patys viską matėt. Liuks. Tik negalvok plaukti. Ne, aš neplauk. Tik neplauk. Ko neplaukiam? Nemoku. Į pamoką susirašyti reikia. Aš noriu bombikę padaryti, nieks Davai, nefilmuoja. aš nufilmuosiu. Davidai, čia pirmas ir paskutinis kartas, kai aš šoku bombą, bet supratai, kad kitą kartą būtų. Katerina duos vaizdo. Nieko aš neduosiu. Kas plaukti, kas sprogdinti, Aš tik galvoju. Mindaugai! O tu eina, viskas. Aš dviem kamerą. O tai! Visiems rekomenduoju. Rekomenduoja visiems. Šokinėti ir grūdintis. Nersim vaikai į baseiną, praplauksim biškutį ir bėgsim atgal. Vėl atsitrenkiau ledą. Man kažkaip blogai su orientacija. Su kailiniais tai nešalta.
nes kairys nešalta. Gal reikės kitą kartą išsmaudyti. Reikės. Nu, sniegutis lengvai krenta, prasiplaukėm, pasimaudėm, pasitreniravom, pasišaldėm, pasigrūdinom. Daug visko mes čia padarėm. Dabar į kavinukę. O, kaip gražiai sniegas krenta. Tai tiek žinių. Maudomės kiekvieną sekmadienį, 11 valandą. Kas norit susitikti ir padėti paruošti tą eketę, susitinkam 10 valandą. Ir maudomės, plaukiam, grūdinamės. Taip pat gali pažiūrėti, kaip stačiau šitą namuką, kaip mes jame nakvojame. Palieku nuorodas po šiuo video. Dar kartą primenu, registruokis į trakų plaukimą, į Palangos ruonius. Nuorodas palieku po video ir iki kitų kartų. Tarp kitko, ateinantį sekmadienį bus naktinės maudynės. Tai susitiksim 12 val. Nakties ir nersim į eketę. Ir nuo tos nakties prasideda 30 dienų iššūkis, kur tiesiog iššūkis savo maudytis kiekvieną dieną. Tai kviečiu priimti tą iššūkį ir kviečiu grūdintis, mėgautis, kol yra žiema.